Labas, čia Mantas iš Matiekos. Toliau spręsiu likusius uždavinius, tai pradėsiu nuo 24. Prašo panaikinę iracionalumą. Trupmenos vardiklėje gauname kažkokį reiškinį, kam lygus a. Tai jeigu prašo panaikinti iracionalumą, naudosiu greitosios daugybos formulę, kurią čia geriau, aišku, susivesti, matome, jeigu kubinė 1 minus kubinė šaknis iš m, tai reikės pakelti kubu, tai tiesiog persirasiu šitą formulę. Tai dabar, jeigu pakelsiu abudu kubu, tai gausiu 1 kubu minus kubinė šaknis iš m pakelta kubu, tai tam, kad mes gautumėm pilnų kubų skirtumą, reikės tada 1 iš m kubu padauginti iš likusių narių, tai mūsų a narys yra 1, a narys lygu 1, b narys bus kubinė šaknis iš m. Taip, tai dabar turėsim tada pasidauginti a ir b turim, tai turėsim pasidauginti iš 1 kvadratu. Dabar jeigu yra skirtumas, atkreipiant dėmesį, kad nariai apsiverčia vietomis, tai reikės mums daugintis iš skirtume, reikės daugintis iš pliuso. Tai plius 1 kart kubinė šaknis iš m, tai arba a kart b, tai tiesiog 1 kart šaknis iš m ir pridėsim šaknį kubinę iš m pakeltą kvadratu. Ir aišku, jeigu mes vardiklį ir skaitiklį pasidauginsime iš to paties reiškinio, tai jeigu mes vardiklį ir skaitiklį pasidauginsime iš viso šito griozdo, panaikinsime taip iracionalumą. Tai dabar čia tiesiog parodau, kad dauginu skaitiklį ir vardiklį iš to griozdo. Ir sprendimą tada parašysiu čia, kur mėlynai. Tam blokė, kur mėlynai. Taip, tai a kubinių šaknų iš m. Kiekvieną narį dauginsime iš 1 plus kubinė šaknis iš m plus kubinė šaknis iš m kvadratu. Taip, tai dabar bus lygu a m šaknis plus a kubinė šaknis iš m kvadratu ir plus a m. Tai dabar, kadangi galiu parašyti, kad kubinė šaknis pakelta kubu. Mums reikia gauti kubinę šaknį su minusu, tada minus, tai kad minus kubinę šaknį kvadratu ir čia parašiau 4, reikės įstaisyti į
kubu ir aišku kubinė šaknis ir m nusiprasmina. Tai tam, kad susilyginti koeficientus, bus a. Jeigu iškelsime prieš skliaustelius, jeigu dabar iškelsime viską prieš skliaustelius, tai bus minus kubinė šaknis iš m, minus vienetas, ir plus minus iškeltas prieš skliaustelius visur padaro pliusą, plus šaknis iš m kvadratu ir plus m. Mes gavome lygiai tą patį, kad tiesiog galim iškelti a prieš skliaustelius ir matome, kad skliausteliai sutaps. Tai šaknis iš m plus kubinė šaknis iš m kvadratu ir kubas ir šaknis išsiprasmina plus m. Tai akivaizdu, kad susilyginę gausim a lygu minus 1. Tai a lygu minus 1 ir užrašau atsakymą. Tai tiek, gan toksai įdomus uždavinys, bet mokant taikyti formulės gan lengvai išsprendžiamas. Tai tiek. Iki susimatymo kitose uždaviniuose.